Sveiki, Laurynai. Labadiena, Aušra. Taip, visų pirma, kokie būna angarų tipai? Kas tinka ūkininkams, kas smulkesniam, kas netgi žemės ūkio bendrovėms? Angarų tipų yra turbūt labai įvairių, pradedant arkiniais angarais arba stačiasieniais, tai ką mes matom šiandien čia. Toliau patys angarai yra skirstomi pagal dangas, pradedant tentiniu, kuris yra labai patogus tuo atveju, jeigu mes statom angarą kaip laikiną statinį ir planuojam keletos metų bėgyje pakeisti jo buvimo vietą. Čia mes matome skarda dengtą angarą. Ir trečiasis variantas tai yra būtent šiltintas pastatas, kuris idealiausias būtų jūsų paminėtiem uogų, daržovių ūkiam, kuris gali būti naudojamas kaip sandėlis šaldytuvas. Ūkyje, kur esame šiandien, iš principo pagrindinė šio ūkio veikla yra būtent pienininkystė, tačiau šalutinė yra grūdų auginimas, grūdinių kultūrų auginimas. Būtent šis angaras yra pritaikytas grūdų ir technikos sandėliavimui, kadangi žemės ūkio bendrovė savo fermą jau turi, tai gyvulių laikymui pastatas nebuvo aktualus. Vienas iš klientų pageidavimų buvo natūrali šviesa esanti angare, tam buvo pritaikyti būtent švieslangiai praktiškai visų statinio perimetrų, automatiniai pakeliami vartai, pamatai pasirinkti pagal čia esantį gruntą. Sprendimas buvo taikyti griežtinius polinius pamatus, kadangi dėl angaro paskirties nėra svarbi ir apibrėžta būtent dangos tipas. Šiuo atveju žemės ūkio bendrovė pasirinko, kad jai reikalinga birios dangos, tai yra žvyro arba skaldos danga. Mes neplanuojam betonuoti šio pastato, tai buvo, tarkim, pigiausias, optimaliausias variantas taikyti polinius griežtinius pamatus. Viduje esančios konstrukcijos yra plieninės, gamintos mūsų gamykloje. Visos jos yra dengtos karšto cinko danga, jom yra suteikiama 15 metų garantija, tas reiškia, kad gerokai daugiau negu tai numato įstatymas. Kaip yra įrengiami šiltinti pastatai, kuriuose bus galima laikyti uogas, šaldyti, nes mes žinom, kad žiemą mes jas galėsim parduoti daug brangiau, arba daržovės. Kokios tai yra konstrukcijos? Būdų tokį pastatą rengti yra labai įvairių. Aš galiu papasakoti, kaip tai daroma mūsų įmoniai. Projektuodami standartinę savo plieno konstrukcijas, mes būtent ir buvome numatę, kad pati konstrukcija turi tikti visoms dangoms. Net ir pasistačius, tarkim, šaltą pastatą, mes bet kada jį galime apšiltinti po to. Tai esminis skirtumas tarp šio mūsų matomo skardinio šalto pastato ir šilto pastato būtų būtent sienų danga. Tas reiškia, kad naudodami daugiasluoksnį paklotą, daugiasluoksnę plokštę, mes įvedam papildomą termoizoliaciją į pastatą, kada mes galime jame palaikyti savo pageidaujamą temperatūrą. Ar tai būtų šaldytuvo tipo, tai reiškia šaldoma aplinka, ar tai būtent šilta, jeigu mes ten įsivaizduojam, tarkim, gamybinės patalpas. Mes turime 6 standartinių pločio angarus, tai yra 10, 12, 15, 18, 20, 25 ir 30 metrų pločio angarus. Taip pat 3 skirtingų aukščių, tai yra 3, 5 ir 6 metrų. Jeigu ūkininkas arba žemės ūkio bendrovė sugalvos, kad jų verslui ar jų ūkiui plečiantis jiem reikalingas didesnis statinys, mūsų pastatas yra suprojektuotas būtent taip, kad bet kada galėtumėm, neprarasdami jokių pradinių investicijų, jį išplėsti, būtent į ilgį ir turėti didesnės kvadratūros patalpas. Ar tokiam statiniui yra reikalingi leidimai, dokumentacija? Griežtai taip, Lietuvos statybų techninis reglamentas apibrėžia, kad tai yra statinys, taip pat tai yra išaiškinęs ir aukščiausias Lietuvos teismas ir sukūręs būtent teisinį precedentą, taigi šitas pastatas yra normalus, stacionarus statinys, jam galioja visi reikalavimai ir jis turi turėti statybos leidimą, turi turėti pridavimą į statybos inspekciją bei išimtą pažymą, jog jis tinka naudojimui. Dėl to mes užtikriname, kad būtent mūsų pastatai tikrai atitinka visus šitus reikalavimus. Bendrovės Destima direktorius Laurynas Kabašinskas patarė rinktis sertifikuotus ir ilgalaikius statinius, kurie pagal statybų techninį reglamentą atlaiko vėjo ir sniego apkrovas. Dar jis teigia, kad šio statinio technologijos leidžia statybos darbus vykdyti bet kuriuo metų laiku. O jeigu žmogus nori pabandyti susimontuoti pats, ypač nedidelius angarus, įmanoma? Jokių problemų, tai yra tikrai paprasta, nereikalinga jokia speciali kvalifikacija.
Mūsų įmonė pateikė visą reikalingą dokumentaciją bei instrukcijas, kaip jis gali tai padaryti pats, su nuotraukomis, video medžiaga. Ir tai yra tikrai paprasta ir žmogus, ūkininkas, bendrovė gali tai atlikti ir sutaupyti ganėtinai nemažus kaštus. Susidomėjusiems tokių pastatų statybos galimybėms, Laurynas Kabašinskas kviečia į parodą Ką pasėsi 2015 arba Resta.